Kelk sėdmenis. 30 kortelė. Patogiai, laisvai, su šypsena. Atsisėskime. Randam savo erdvės, kur bebūtumėm. Ir ką šiandien padarysim su savim? Krūtinės ląstą atidarinėsim, kad kuo daugiau jinai atrastų stabilumą, kad plautinė dalis turėtų erdvės vietas, kur kvėpuoti, kad plautinė dalis nebūtų sukelta, krūtinės ląsta nebūtų susitraukus ir neužspaustų mūsų širdutės. Pasižiūrėkite savo kumštį. Taip, tai šiandien jūsų širdutė tokio dydžio kaip jūsų kumštis. Taigi pamylime savo širdutę, gerą širdutę ir rankas į išorę, delniukus pridedame prie krūtinės ląstos, kad žiūrėtų tiesiai delnai į ją ir natūraliai atidarom rankytes, atidarom rankytes, atidarom rankytes, atidarom rankytes. Jeigu judesys per lengvas, reiškia, jūsų alkūnės nusileidusios į apačią. Kiek įmanoma skatinkime alkūnės, kad žiūrėtų į viršų. Judesį jauskime per tempimą. Per tempimą, per tempimą. O dabar suaktyvinkime su krūtinės ląstą. Tai atliksime ne judesį, ne iš jos mininės dalies, o jaučiame, kaip stabiliai pilvas įtrauktas, sustangrintas ir judesys pečiai susiveda, bučiuojasi į mūsų nugarytę. Ir rankos atlieka judesį. Įkvepiam, iškvepiam, nepamirštam kvėpavimą. Įkvepiam, iškvepiam, alkūnės skatinam į viršų, atskatinam į viršų. Jeigu jaučiate dilvėse ir delniukuose lengvos tempimą, kažkokį spaudimą, viskas su jumis gerai, jūsų kūno padėtis, raumenukai pasijungia, pasijungia. Kelk sėdmenis.